ir gauna visokius daiktus, kompiuteris tenai, žaidimai, filmai, ir ta prasme ateina tėvą. Ir jis išneka apie kažkokį filmą, dar kažką atveši, ir jie žinai atneša, duoda filmą, kad jį tik tai žiūrėtų, bet jai ne to reikia, tipo. Ir tas... nieko negali padaryti. Ir taip griebia, bet, šakės, tu gali kažkiek, bet ten kiek buvau, žinai, kažkiek, tipo, bet, tam vaikui gal tai įstriks ten visam gyvenimui, žinai, va tas lašelis. Ja. Bet, blemba. Kada mažas vaikas tau sako, tu buvau išprotėjęs. Kada jis mato tave laimingą ir sako, išprotėjęs. Bet kada mažas vaikas tai sako, tai yra taip griebia, tu būni, bet tai taip griebia kartu, kad tu buvau šakės. Šopa. Nes vaikai dažniausiai yra dar tie, kuriuos jau leidžia rodyti emocijas, džiaugtis atvirai. Taip. Sudėsite prie savo, žinai, taip norisi, yra impulsas, tai jie daro. Jeigu dabar, suprantu, kad ne tas tragizmas, kai jau visai mažiukai. Ir, žinai, aš šnekėjau kažkaip ir prie stalo visi klausėsi ir tada aš pajaučiau, kad man kažkaip mama, ten kažkur buvo, bet, žodžiu, kad jį kažkaip pasijuto geriau, kad čia, žinai, mano sūnus, tipo kažką ten, jiems tipo šneka, bet galvoju, bet mama, aš būčiau tais nors nuo mažens, tada nors kiek paklausęs, manęs čia jau seniai nebūtų, nes visat, žinai, būdavo, aš gyvenau ten, tai grįžtu, žinai, tėvai, jie pavalgė ten, dalykiškai tokie ir, nebūdavo, žinai, pasišnekėt su tėvu, tai man atrodo, niekad nesišnekėjau, tipo. Žinai, niekad, net ir dabar, man atrodo, su jom įmanoma pasišnekėti. Ir aš su mama irgi, bet aš užaugau ir aš radau, kad aš, mano šeima visai kaip tai dalykai, kad, čia yra mano mama, tėtis, jie